Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas čia esate pirmą sykį, malonu Jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip gauti daugiau video, bei taip pat padėti mano kanalui augti, tai tikrai kviečiu prisijungti. O šiandien vėl turėsime video seriją Ar aš kaltas? Labai malonu matyti, kad dalyvaujate aktyviai ir komentaruose savo nuomonę parašot ir gaunu tikrai atsakymų į savo Google formą, kur galite rašyti patys istorijas tokio tipo Ar aš kaltas, bei taip pat rasite ten ir kitokių, jeigu norite pasiūlyti video idėjų ar užduoti klausimų, gal ateityje padarysiu atsakymus į tuos klausimus ir panašiai, tai viską rasite toje Google formoje, ją paliksiu aprašyme, tai tikrai pasižiūrėkit, nueikit ir palikit savo istorijas, nes tikrai manau, kad visi turime tų istorijų, o svarbiausia, viskas yra visiškai anonimiškai, aš nematau, kas ten ką rašo ir panašiai, pakeiskite vardus žmonių, kurie toje situacijoje dalyvavo ir viskas bus anonimiškai ir gal jūsų istorija atsiras viename iš šitų video, tai tikrai lauksiu labai visų pasisakymų. O šiandien pradėsime nuo istorijos iš vieno iš mano žiūrovų, tai nieko nelaukiam ir pradedam. Ar aš čia kalta, kad netyčia sugadinau pusbrolio vestuves, nes jis anksčiau mane viešai pažemino? Aš Asta, 29 metų, esu iš Šiaulių, bet vestuvės vyko netoli Panevėžio kaimo turizmo sodybai. Su pusbroliu Dainium, 31 metų, santykiai visada buvo keisti. Vaikystėje buvom artimi, bet saugos jis pradėjo mane nuolat traukti per dantį. Tipo juokais, bet visada per ribą. Apie mano darbą, santykius, net išvaizdą. Aš dažniausiai nutilėdavau, kad nekelti dramų šeimoje. Prieš kokius 2 metus per vieną gimtadienį jis jau gerokai išgėręs visų akivaizdoje pradėjo pasakot, kaip aš nesugebėjau išlaikyti rimtų santykių ir kad tokie kaip aš visada liks vieni. Visi juokėsi, man buvo žiauriai nemalonu, bet jis kitą dieną net neatsiprašė, tik numetė, ai čia bajeris buvo. Peršokant į dabar jo vestuvės. Aš atvažiavau su nusiteikimu tiesiog ramiai atbūt, bet vakaro eigoje jis vėl pradėjo, jau prie žmonos draugų, apie mane juokauti. Nieko super baisaus, bet tas pats vaibas, aš viso bajerio esmė. Vėliau, kai jau visi buvo įsijautę, jo vienas draugas paklausė, kaip jie susipažino su nuotaka. Aš įsiterpiau ir pasakiau istoriją, kurią pati buvau girdėjusi iš pusbrolio seniau, kad jie pradėjo bendrauti dar tada, kai jie oficialiai buvo su kitu vaikinu. Aš nepamelavau, bet akivaizdžiai nebuvo tema, kurią reikėjo kelti per vestuves. Nuotaika per kelias minutės pasikeitė, nuotaka supyko, jie išėjo aiškintis, dalis svečių pradėjo šnabždėtis. Viskas nesugriuvo visiškai, bet vakaras tikrai pasviro. Kitą dieną pusbrolis man parašė, kad aš specialiai sugadinau svarbiausią jo gyvenimo dieną ir kad esu apgailėtina. Aš jam atrašiau, kad gal nereiktų metai žeminti žmonių, jei nenori, kad kažkas vieną dieną atsilygintų. Dabar šeima spaudžia mane atsiprašyti, nes kad ir ką jis darė, vestuvės yra šventa. Bet aš nuoširdžiai nežinau, aš nepamelavau, bet ir žinau, kad pasirinkau blogiausiai įmanomą momentą. Tai ar aš čia kalčiausia? Įdomi situacija, kas man iškart kyla į galvą, kokia mintis, tai kad tiesiog buvo pasakyta istorija, kurią buvai girdėjusi ir tu tą istoriją tiesiog papasakojai ir tu negalėjai žinot, kad ta istorija sukels tokią bangą ir kad kiti nežino šitos istorijos susipažinimo. Tiesiog gali natūraliai išsprūsti tas dalykas, nes jeigu tiesiog kažkas paklausė ir tu atsakai tą, ką tu žinai tą istoriją, tai tu atsakėjai ir net negalėjai pagalvoti, kad, žinot, bus negerai. Ta prasme, nes aš nematau, kad tu čia rašytum, kad tu specialiai tą istoriją pasakėjai, kaip sakant. Tai aš nemanyčiau, kad tu esi kalta, nes, sakau, neatrodo, kad čia buvo specialiai ta istorija pasakyta, tiesiog pasakėjai tą, ką žinai. Taip pat yra rašoma, kad dabar šeima spaudžia mane atsiprašyti, nes kad ir ką jis darė, vestuvės yra šventa. Aš nepritarčiau, kad reikia atsiprašyti, kadangi kad kitą dieną pusbrolis parašė, kad aš esu apgailėtina, tai čia jau vėl labai negražiai bendrauja ir aš nemanau, kad tokiam žmogui reiktų rašyti atsiprašau, nes eilinį sykį sakau, bent man taip atrodo, įdomu bus išgirsti kitų nuomonės, bet aš manau, kad čia nebuvo niekas padaryto tokio, kad specialiai būtų gadinamos vestuvės, čia tiesiog natūraliai papasakoju istoriją, kurią žinai ir ta istorija pasirodo buvo ne tokia žinoma ir ne visiems žinoma, bet
čia nebuvo kažkoks specialus vestuvių gadinimas, tad aš nemanau, kad reiktų atsiprašyti. Pradėkim nuo to, kad jeigu rimtai taip santykiai prasidėjo pas juos, tai čia reikėjo taip nepradėti santykių, jeigu nenori, kad žmonės šnekėtų. Tai jo, nežinau, aš sakyčiau, kad čia tikrai kaltumo aš nematau visiškai. Gal tik man taip atrodo, nes ką aš gaunu iš tos istorijos, kad tiesiog natūraliai ta istorija buvo papasakota, negalvojant, kad čia sugriausi kažką. Tai aš sakyčiau, kad tikrai nesi kalta, nesvarbu, kad ar vestuvės, ar kas, bet tiesiog, tokia tiesa yra, jeigu taip susipažino žmonės, tai taip ir susipažino, ta prasme, jo, gali galvot, galėjau nesakyti, kad čia dar buvo su kituko, kai pradėjo jau bendrauti, bet, tiesiog, jeigu tau pasakoja tokią istoriją, tai tu atpasakoji, ką tu žinai. Nežinau, kažkaip man tai atrodo, kad, sakau, nematau čia kaltės, o kitas dalykas, tai jeigu tiek metų žmogus vis, kaip čia paprašė, traukia per dantį, tai visą laiką kabinėjas ir, žinot, mato kaip žmogus, kurį gali, žinot, visą laiką iš jo tyčiotis, varyti ant jo ir jisai nieko atgal nepadarys. Nors aš sakau, nemanau, kad čia atgal specialiai buvo daroma, bet tiesiog, žinot, kada nors visi prieina prie kažkokios ribos, kur, žinot, sprogsti, tai tiesiog gal čia buvo tas momentas, kaip natūraliai išėjo, gavos sugėdint, gal tą, labiau va čia, kad nuotaka supyko, tai gal va, nežinau, bet irgi, sakau, nemanau, kad čia ta istorija buvo specialiai sakoma, tai tiesiog reikėjo taip nedaryti jiem, jeigu nenori, kad žmonės šnekėtų. Tai man tokia nuomonė, lauksiu jūsų pasisakymo. Ar aš kalta, kad negrąžinu žiedo? Mano vyras paveldėjo žiedą, kuris priklausė jo seneliui. Tai buvo jubiliejinis žiedas. Nemanau, kad jis buvo brangus, bet akivaizdžiai turi didelę sentimentalią vertę. Mano vyras taiga mirė, kai mūsų sūnus dar buvo kūdikis. Jis buvo jaunas ir nebuvo parašęs testamento, todėl aš tvarkiau visus jo turto reikalus. Netrukus po jo mirties jo mama paprašė atiduoti žiedą, kad galėtų jį perduoti vienos iš savo seserų vaikui. Aš atsisakiau, nes žiedas priklausė mano vyrui, o dabar priklauso jo sūnui. Praėjo 10 metų ir jo mama vėl pradėjo šią temą. Ji pasakė, šeima mano, kad tu labai neteisingai elgiesi ir kad žiedas turėtų likti šeimoje. Atvirai pasakius, man tas žiedas atrodo labai negražus ir neskoningas ir mano sūnus greičiausiai jo niekada nenešios. Jaučiuosi šiek tiek blogai laikydama jį pas save, kai jo mama jo nori. Bet tuo pačiu jaučiu, kad mano vyras būtų nusiminęs, jei žiedas neatitektų mūsų sūnui ir būtų nepagarba jam neužtikrinti, kad taip ir nutiks. Ar aš čia bloga? Manau, galėtas pasakytas sakinys, kad vyras, kuris dėja numirė, kai tas sūnus buvo kūdikis, vyras tikrai, manau, būtų norėjęs, kad tas žiedas liktų ir atitektų sūnui. Ypač, aš sakyčiau, dar papildomai pridėčiau, kad jeigu čia toks kaip gražus dalykas, kadangi tas vyras mirė, kai sūnus buvo mažytis, tai tam sūnui tas žiedas gal jisai nebus labai gražus, gal ir nedėvės jo, bet tas žiedas, manau, turėtų likti sūnui kaip priminimas, žinot, tėčio, palikimas toks kaip tėčio, vad buvo seneliui, tada tėčiui ir dabar nuo tėčio sūnui. Aš manau, kad jis turėtų likti pas tą moterį, pas žmoną to vyro, kuris mirė, o negrįžti į vyro šeimą, nes sakykit kaip norit, bet vis tiek tas, kaip pasakyt, vyrui priklausė tas žiedas, o ne vyro mamai. Tai vyras turėjo tą žiedą, tai jeigu jisai mirė, tai atitinka jo šeimą jau, aš taip manyčiau. Šia tokia trumpesnė istorija, bet toks įdomus tiesiog pamastymas, kaip yra, bet, aš taip manau, kadangi, žinau, čia nebuvo kažkoks įsiskyrimas, kad išsiskirtų žmonės, čia tiesiog numirė vyras, tai aš manau, kad tikrai lieka tuomet jau jo vaikam, ypač jeigu turi vaikų, tai jau lieka jo vaikam. Galbūt kitokia situacija, žinot, jeigu jis nebūtų turėjęs vaikų ir žmona tiesiog pasiliktų tą žiedą savo, bet irgi galima mąstyti, bet aš manau, kadangi yra jau sūnus ir dar, sakau, mirė, net, galim sakyti, nepažinojo savo
tėčio, tai aš manau, kad tikrai turėtų likti siūlytas žiedas. Lauksiu jūsų nuomonių. Dar viena istorija iš žiūrovo. Ar aš kalta, kad nepasakiau tiesos apie išdavystę? Gabija su Tomu susipažino ligoninėje ir buvo geri draugai daugybę metų. Draugystė jų rėmėsi bendra nelengva liga. Jie padėdavo vienas kitam, palaikydavo, buvo kaip sesė ir brolis. Bėgant metams, abu susikūrė gyvenimus, šeimas. Tomas turėjo puikią merginą Inetą. Gabija turėjo puikų vyrą ir vaikų. Gabija su Tomu visą laiką siejo jų bendra liga ir niekada tarp jų nebuvo kažko blogo ar smerktino. Jie iš tiesų buvo kaip brolis su sese. Bėgant metams, Gabija pastebėjo, kad Tomas keičiasi. Jis darėsi nebe toks žmogus, kokį jį pažinojo visi. Jis draugavo su Ineta, bet ir Ineta matė jo pokyčius. Vieną dieną Tomui ir Gabijai susitikus, Tomas pasipasakojo, kad jis pasipiršo kitai merginai. Pavadinkime šią merginą Urtė. Urtė buvo Tomo draugė. Urtė atsisakė už jo tekėti, nes Tomas tuo metu draugavo su Ineta. Gabijai buvo šokas. Ji nesuprato, kodėl Tomas taip pasikeitė. Ji klausė, kodėl jis išduoda Inetą. Ineta buvo puiki mergina, bet Tomas bėdos savo elgesyje nematė. Atsakęs, kad jis myli tiek Inetą, tiek Urtę. Iškart įsterpsiu, jis nemyli nei vienos, nei kitos. Jeigu sako, kad myli tiek Inetą, tiek Urtę, tai nemyli nei vienos, nei kitos, jis myli labiausiai save turbūt ir yra narcizas. Gabija nutraukė draugystę su Tomu. Ji nesuprato, kodėl šis žmogus taip pasikeitė. Jų vertybės stipriai išsiskyrė, jie nepažino savo draugo, buvusio kaip tikro brolio. Ji nieko nesakė Inetai, Ineta iki šiol draugauja su Tomu, nieko nežinodama. Gabija neišdrįso pasakyti skaudžios tiesos Inetai. Iš kitos pusės Tomas pasitikėjo Gabiją, papasakodamas, kad piršosi Urtei. Tol Gabija nežino, ar gerai elgėsi, kad nepasakė tiesos Inetai. Manau, kad visat reikia būti girl ir kad ir labai skaudi tiesa, bet pasakyti ją, nes oi, kaip negerai, kad vis dar jie kartu, nors jisai, paimkim logiškai, jeigu jisai piršosi kitai merginai, tai manau piršosi ne dėl to, kad jie pažįstami 1 valandą, o dėl to, kad jau ten buvo pilna išdavystė su viskuom. Tai ar gerai pasielgė, kad nepasakė? Manau, kad negerai, aš taip manau. Reiktų pasakyti, manau, žmogui, kad jį išdavinėja, kad žmogus galėtų laiku išeiti iš tų santykių, žinot, neprisidaryti daugiau kažko su tuo žmogum, kuris jau aiškiai yra, kaip sakant, jau nori išeiti, žodžiu, į kairę. Nes kitas dalykas, kad pasakysi žmogui, kad išduoda, tai jau bus to žmogaus pasirinkimas, žinot, ar likti su tuo žmogum, nes, pavyzdžiui, gal norės išsiaiškinti santykius, žinot, ir viskas gerai ir liks kartu, o gal, žinot, iškart žmogus norės išeiti. Tai aš manau, kad blogai, kad nepasakė tiesos, nes manau, kad visas tas, žinot, kur Tomas pasitikėjo Gabiją, papasakodamas, kad piršosi Urtei. Tai aš manau, kad tas pasitikėjimas turėtų tokioj vietoj, nesvarbu, kad jisai čia pasisakė pasitikėdamas, kad nepasakysi, bet aš manau, kad jeigu matai, kad žmogus jau visiškai elgėsi labai negražiai, tai aš manau, kad geriau vis tiek pasakyti tiesą tai jo merginai, kad jinai nešvaistytų savo gyvenimo, nes rimtai žiūrint, tai jeigu, pavyzdžiui, ta mergina yra rimta, nori santykių, nori vaikų, viso to, tai kam jai išvaistyti laiką su tokiu vyru, kuris ją išdavinėja. Tai gražiau būtų pasakyti tiesą. Manau taip, mano tokia nuomonė, tai jo, aišku, labai nemalonus pokalbis, labai tikrai nefaina, bet manau, kad reiktų čia jau pasakyti. Mano tokia nuomonė, pakomentuokit, ką jūs manot. Ar aš kalta, kad išmečiau tamponą į šiukšliadėžę? Vakar su draugais nuėjome į pabėgimo kambarį. Įėjome į patalpas, mus pasitiko vienas vyras, o prieš pradedant man reikėjo nueiti į tualetą pasikeisti tamponą. Nuėjau, pasikeičiau ir visada pasirūpinu, kad panaudotą tamponą ir aplikatorių suvyniočiau į tualetinį popierių prieš išmesdama į šiukšliadėžę.
Kai išėjau iš tualeto, viena draugė paklausė, ar turiu atsarginį tamponą, nes pagalvojo, kad gal jai prasidėjo mėnesinės. Ir mes pajuokavome, kad suderinau jai ciklą su savoju. Dar net nespėjus išsitraukti tamponų iš rankinės, tas pats vyras, kuris mus pasitiko, priėjo ir pasakė, kad tamponų negalima mesti į tualetą. Aš linktelėjau ir pasakiau, kad tikrai išmečiau jį į šiukšliadėžę. Tada tas vyras padarė keistą šlykštų veidą ir liepė man pasiimti tą daiktą, turėdamas omeny mano tamponą, ir išmesti jį lauke. Aš buvau šokiruota ir paklausiau, kokia problema, juk viską tvarkingai suvyniojau. Jis pradėjo sakyti, kad tai nehigieniška ir kad tokie dalykai pradeda pelyti. Mes su drauge tik žiūrėjome į jį, bandydama suprasti, ką jis čia kalba. Atsiprašau, pelėsis, jis gal ir atsirastų, jei paliktum ten kelioms dienom ar savaitėm. Nežinau tiksliai, kaip tai veikia, bet tikrai ne taip greitai. Bet kuriuo atveju, prieš jam dar labiau susinervinant, atėjo kita darbuotoja, šį kartą moteris, ir paklausė, kas nutiko. Dar net nespėjus mums kažko pasakyti, tas vyras iškart pasakė jai, kad aš išmečiau tamponą į tualeto kambarį. Jis net nepasakė, kad išmečiau į šiukšliadėžę, pasakė, kad į tualeto kambarį. Lyg būčiau koks laukinis gyvūnas, mėtantis viską į sienas. Aš jai paaiškinau tą patį, ką ir jam, ir ji pasakė mums eiti ir pradėti žaidimą. Mano draugė vis dar norėjo nueiti į tualetą, todėl paklausė, ar gali eiti, ar reikia pasiimti šiukšlių maišą ir nešti viską lauk. Moteris pasakė nesijaudinti ir eiti į tualetą, o tam vyrui liepė nueiti kažko patikrinti. Manau, tai buvo užuomina, kad ji ketina su juo pasikalbėti. Bet vis tiek, dėl to jaučiuosi šiek tiek blogai. Gal nereiktų mesti tamponų, kai esi ne namuose, turit kokių patarimų. Mergyt, mesk tu tą tamponą, kur bebūtum. Tikrai nėra, kaip sakant, kažkoks neetikėtas mesti tą tamponą, kai ne namuose. Čia yra dalykas, tamponai, paketai, visa kita, ko moteriams tiesiog reikia kiekvieną mėnesį. Ir iš vis, aš manau, man iš vis yra nuomonė, kad turėtų būti tokie dalykai nemokami mum, kadangi vyrai neturi tokios išlaidos, o mes turim ir kainos vis kyla, tai iš vis galėtų tokie dalykai būti nemokami, bet čia kita tema. Bet esmė, kad čia aiškiai yra, tas vyras neturi jokio išsilavinimo apie šitą temą. Matyt, neturi antros pusės arba niekada šiaip nesidomėjo tokių dalykų ir nesupranta, kas yra mėnesinės, kas yra tamponai tiksliai ir tiesiog pats galvoj savo susidarė įvaizdį, kad jie yra kažkokie baisus, iškart supelyje ir tam. Tai čia yra jau jo neišprusimo lygis. Ir manau, kad ta moteris atėjus tiesiog suprato, kad tas darbuotojas nelabai pagauna esmės ir turbūt turės su juo pokalbį, kad tokių dalykų nebepasikartotų, tai nereikia jaustis blogai, čia yra viskas ok ir manau, kad tiesiog, sakau, čia parodo tą vyrų nesupratimą apie mėnesinės ir tikrai, jeigu turit aplink save vyrus, su kuriais bendraujat artimai ir su jais šnekatės apie viską, aišku, manau, antros pusės vyrai tai supranta jau, nes turbūt vis tiek pasipasakoja moteris, bet, žinot, daugiau vyrų reiktų papasakot, kas yra tos mėnesinės, kas yra tie dalykai, kad mažiau būtų tokios baimės apie tai, nes čia yra paprastas dalykas, tiesiog natūralus dalykas, kuris nutinka visom moterim ir, sakau, net keista, kad yra dar tokių žmonių, kurie galvoja, kad čia yra kažkoks, žinot, nehigieniškas ir panašiai dalykas, tiesiog. Į šiukšlinę išmesti ir dar supakavo kaip reikiant į tualetinį popierį, čia padarė viską tobulai ir dar prisikabino kažkoks vyras, kuris nesupranta, apie ką šneka. Tai čia visiškai nėra jokios kaltės pas tą merginą. Tai tokios šįkart istorijos, labai įdomu buvo ir pačiai, žinot, paskaityti ir bus įdomu tikrai vėl paskaityti, ką jūs manote apie tas istorijas ir tikiuosi, kad dar sulauksiu tokių įdomių istorijų iš jūsų ir galėsime kartu padiskutuoti. Jeigu jums patinka tokios video serijos, tai būtinai palaikinkit, nes labai daug tai reiškia, kad pamatyčiau, kad tikrai, žinot, galiu toliau kurti tokio tipo video, tai jums gal atrodo nieko tokio tas like mygtukas, bet paspauskite, kad, žinot, ir kiti galėtų pamatyti šitas video serijas, kad YouTube pamatytų, kad tikrai žiūrima. Taip pat paspauskite prenumeruoti mygtuką, jeigu to dar nesate padarę, tai irgi be galo daug reiškia. Taip pat pasiekite mane Instagram bei TikTok'e, ten visat jūsų laukiu, o dabar ir į kitą video.